The video has subtitles. They can be automatically translated into any language. Sveiki. Šiandien pažiūrėsim Eivatanį. Keletą akmenų, kaip jie galanda. Toks raudonas, gražus. Peilis Awagami, pigus peilis. Neprabangus visai. Bet pjauna vandenį gėrę. Akmuo šiaip neankštas. Ir dar šiek tiek norėčiau padaryti konveksą tokį, tai aš taip keičiu spaudimo tašką, kad nuimtų tą kampą nedidelį tokį, tokį kaip nebūtų tiesus, lengviau skartus į produktus. Tai greitis, aišku, ne fantastiškas, nes čia užbaigimo akmuo. Bet susitvarkys, manyčiau, su užduotėm. Labai švelnus, tikrai ne mažiau 10 000. Gal ir britom netgi nieko bus. Reikėtų, aišku, protestuoti. Užvalta kaip ir yra jau, tai turbūt galim eit link užbaigimo. Taip patogiau rankui laikytai, vėliau kažkaip jaučiasi viskas. Kažkas man kimba. Tai yra blogis kažkoks. Žiūrim, kas gausi. Ir kartuojam procedūrams, aišku, jokia dar peilio tų reikalų kaip ir nėra, bet tas šiek tiek kietesnis. Manam būčiau 3, gal sakyčiau, kietumo. Tam taip 3,5. Gal ir 4, daugiau 3,7, gal kokį.
Dievas gal neatsakingai labai mes šį padarė. Pasitaisysim. Greitis, aišku, ne pats didžiausias, bet normaliai, sakykime. Makulatūros yra. Čia sušlapa. Sakykime, geriau pjauna. Tikiuosi, kad bus dar geriau, nes jūs gyva atėjo. Juodavimų kaip ir numatosi šiek tiek, bet jei norėčiau, aš jums jį parodyčiau. Tai yra deimantas, su deimantu patrinčiau ir dar minkštą plieną patrinčiau ir jūs labai greit pamatysit, wow, koks greitas akmuo, tai fantastiška. Aš rodo, kaip iš tiesų dirba natūralūs akmenys užbaigimai, kaip jie turi dirbti. Tai jeigu jūs matot, kad juoduoja, tai reiškia, kad jūs nieko nematot, vis tiek matot tik tas žmogus, kas daro. Galima po plėtrynėmais greitai ilgai, galima patrinti minkštą metalą ir pasakyti, koks fantastiškas akmuo. Bet taip nėra, realybė kitokia visgi. Bet tai užbaigimo akmenys, tai ten nuo 6 000, taip reikėtų ant tokių perėti. Apie 10 000 kažkur, 8-10, gal 12. Tai jeigu jūs mato tą juodavimą, tai žodžiu jo nesižavėkit. Galima silicio karbidų pritrint, bus šiurkštus ir dar liks kažkiek silicio karbidų, miltelių, tai regis juoduos net kietas plienas, tai arba deimantą patrint bus šiurkštesnis, kurį laiką jis dirbs greičiau, bet savaime koks jis turi patį greitį, tai aš bandau būtent tą parodyti, o ne visokius sventus. Tai nes vis tiek nusipirkę pamatysit, kaip jis dirba iš tiesų. Tai tokio tikslo neturiu, kad parodytų, koks jis geras. Rodyt, koks jis iš tiesų yra ir ko tikėtis, ką gausi. Na, vatanai tai nėra jie patys greičiausiai, bet normalūs akmenys suge. Ne elitiniai, bet vidutiniai tokios klasės. Kasumi finišų, tai jie visi tiks čia, kaip iš šiol buvo, kur ten iki 4 kietumą, 4 ten irgi. Tiesiog suspenziją padarykit su deimantu ir pasidarysit. Ir kasumi finišų yra toks noras. Gerai. Ir paskutinės šios dienos herojus, taip pat tai Latanė. Nu, čia jau kietų galima vadinti, jau kokie
Pažiūrėsim. Kokie 4,5. Kas natūralus, tai kaifas, kad savo žvartą nereikia, kaip dabar prisimenu košmarą, tas namevas su tarstontai. Tai tikras košmaras buvo. Ir trumpai labai laikė, beje, tas tiek vargo ir laikė, ką žinau, porą savaičių man vis peiliai, nes mažai naudoju peiliai. Žodžiu, peiliams su tarstontai peilis. Ne tai, kad peiliams, bet tam, kas galandai. Natūralus tai yra. Leidžia nesąmonės, mūsų suspensija, kaip matom, įskiria geras akmuo. Ne dėl to, kad įskiria, bet dėl to, kad galanda, kad įskiria, kai kuriais atvejais yra, kai kuriais nelavoja. Priklausomai nuo tikslų, jei norit maksimalaus aštrumo, suspensija nei nauda, bet ją galima nuplauti. Švelnu viskas, agresijas mažaukai, aišku, bet jauna. Paskaitų mane. Tiesiam su įvatanį. Pažiūrėsim, kas su balietu gaunas. Mes ją atbukinsim, aišku, pradžiai. Pas mus net negalvotų skust. Ir bandysim galast. Čia kažkoks anglinis pienas, tai jie niekada nerašo japonai, bet nu kažkoks. Turbūt tavagami arba širogami, kažkas iš tų. Nu, iš šito nesitikiu, kad finišas gausis geras, tai bilietoms, ta prasme, peliams, tai normaliai angliniam plienui, tai na, bet kuriam kitam galima pagalast, aišku. Peliai nėra tuo atžvilgiu jautrus natūraliem akmeniam praktiškai, bet ką galima imti ir pagalasit. Daugmaž, nu, aišku, užbaigimui įtenka. Dar truputį vis dėlto o gal vis dėlto gausis kas nors, ne? Įdomu būtų. Nuvalom. Ir žiūrim, kas gausi. Kaip bebūtų keista, šiek tiek skuta. Bet grubukai, tai kaip prie finišas, taip sakyčiau, būtų. Prieš finišą. Tai irgi, aišku, atbukinam. Demonstruojam, kad jis neskuta. Ir galandam. Tokia šiek tiek blogai, tokia forma bilietoms, nes, nu, pavyzdžiui, iš tos pusės jau pasiekti sudėtinga, darbinį paviršių, tai
to negerai. Kai matom, juoduoja, bet juoduoja daugiau numinkšto metalą, nes visų kamisolių yra tik tai kietas toks kvadratas įvirintas. O aplinkui yra minkštas metalas. Tai jeigu juoduoja, tai čia džiaugtis pagrindą jokia nėra. Tikiuosi, kad lygus akmenys, bent jau iš pažiūros ir pagal darbą atrodo, kad dėl to problemų nebus, tikiuosi. Nors netikrinau, bet čia nenaudoti, tai tokie paprastai būna lygus normaliai išlyginti, tai žmonės, kurie vis išgauna iškasą, tai kodėl jie turėtų daryti kreivai, tai gana sudėtinga turėti. Žiūrim, kas gavosi su šituo. Švelniau gavosi, bet kaip finišas, tai ilgai reikės ant diržo padirbėti, ilgai padirbėti. Ant to akmens ilgiau reikėtų. Tai jau galima sakyti, kad britvom taip galima. Nėra geras akmuo britvom, bet tinkamas galima sakyti. Galima vadinti tinkamu. Ne pats geriausias. O, mes neatbokinam, būsim apkaltinti nedemokratiškais poelgiais. Ir užbanys mūsų visam gyvenimui. YouTube'as. Tas jau pagal pojūčius toks smulkesnis, taigi rezultatų tikimės geresnį. Linijas tos šiek tiek jaučiasi, kaip, bet tai tokio smūgio kaip ir nėra, tai nors britvom turbūt nieko gero iš tokių dalykai, nepageidautini. Pats akmuo. Žiūrim. Viskas nenori. Kągi, sakykime, netinka. Galėsime išvada, kad netinka. Paskutinis kiečiausias iš, prasme, kietumas didžiausias. Kiečiausias šiulinkal. Ta prasme, jeigu vertint kaip geriausia. Žiūrim, ką siekiam, kokių tikslų. Kaip kietesnis ir paprastai dirba. Smulkiau būna, smulkesnė, geriau formą laiko. Ir šiek tiek lėčiau
derva. Tai yra ir privalumų ir trūkumų. Nors užbaigimo akmenį tai aišku kietesnis yra labiau tinkamas. Dauguma taučių. Žiūrim. Viskas pas mus šlapia. Tai nėra gerai. Skutas šiek tiek, irgi toks ant klausimų galima naudoti britų, bet ilgai reikės ant diržų, kokį 100 kartų pereit. Ir bus galima skustis, bet ne pats geriausias variantas. Tai tiek šį kartą, dėkui už dėmesį.